Labas, mano vardas Asta ir šiandien mes kartu nersim štai tokį patikliuką iš 2-3 mm virvutės. Visų pirmiausiai, pasidarom stebuklingą žiedelį. Pasidarę stebuklingą žiedelį, pasidarom vieną kilputę ir tada išnersim dar 2 kilputės. Tai viso turim 3 kilputės ir jas skaičiuojame kaip stulpelis su užmetimu. Toliau darome antrą stulpelį su užmetimu. Ir viso stebuklingą žiedelį apsinerti mums reikės 20 stulpelių su užmetimu. Visas šias priemones, kaip vąšelius, virvutes, galite rasti elektroninėje parduotuvėje nusinert.lt. Tai dabar nusinėrus 20 stulpelių su užmetimu, mes toliau pradėsim nerti patikliuką. Tai susiskaičiuojam, turi viso būti 20 stulpelių su užmetimu. O dabar mums reikės sujungti jungiamuoju stulpeliu. Sujungus jungiamuoju stulpeliu, virvutės galiuką paimame ir patraukiame ir taip sumažiname žiedelio skylutę. Dabar išsinersim 3 akutes. 1, 2 ir 3. Tai bus mūsų pirmas stulpelis su užmetimu, tada vėl vąšelį veriam į sekantį ir išnersim antrą stulpelį su užmetimu. Tada nersim 2 akutes ir į sekantį nersim 2 stulpelius su užmetimu. Pirmą 1 stulpelį su užmetimu, tada į sekančią akutę nersim dar 1 stulpelį su užmetimu ir kartosim. 2 akutės, 2 stulpeliai. Ir taip nersim iki eilės galo. Ir sujungsim. Sujungiam į trečią akutę jungiamuoju stulpeliu. Dabar pradėsim nerti sekančią eilę, tai jungiamaisiais stulpeliais einame iki sekančių 2 akučių ir dabar pasidarysim 3
akutes, jos bus kaip stulpelis su užmetimu. Pasidarysim stulpelį su užmetimu, išnersim vieną stulpelį, tada 2 akutės, į tą patį tarpelį išnersim dar 2 stulpelius su užmetimu. Sekančiam tarpelyje kartosim 2 stulpeliai su užmetimu, 2 akutės. Ir taip kartosim iki eilės galo. Eilės gale sujungsim. Dabar 4 eilė. Jungiamuoju stulpeliu 1, tada 2 jungiamasis ir išnersim 3 akutes į viršų, tai bus mūsų stulpelis su užmetimu. Tada į tą patį plyšelį išnersim dar 6 stulpelius su užmetimu. Viso viename tarpelyje turime turėti 7 stulpelius su užmetimu, o į kitą mes nersim tik jungiamąjį stulpelį. Taip, tai čia turim turėti 7 stulpelius su užmetimu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir į sekantį jungiam tik jungiamąjį stulpelį ir tada vėl 7 stulpeliai su užmetimu. Ir į sekantį versim vašelį ir išnersim tik jungiamąjį stulpelį. Ir taip kartosim iki eilės galo. Eilės gale mes sujungsim ir tada paslėpsim galiukus. Jei norėsit, kad tvirčiau prisitvirtintų galiukai, juos turėtumėt pakaitinti žiebtuvėliu. Tai dabar dar jungiamasis stulpelis ir į sekantį nersim 7 stulpelius su užmetimu, tada jungiamasis stulpelis ir kartosim.
Tai paskutinis motyvas, 7 stulpeliai su užmetimu. Versim vašelį sekantį, padarysim jungiamąjį stulpelį ir tada sujungsim. 1, 2, 3 į trečią kilputę, vėl tik pratraukiam ir šitą virvutės galiuką apsukus servetėlę paslėpsim blogoje pusėje. Perverus į blogąją pusę užkišim dar už kilpučių ir kaip minėjau, kad jeigu norit, kad nepasimestų galiukai, nukirpus juos pakaitinkit žiebtuvėliu. Na ką, turim padėkliuką, tai ačiū, kad nėrėt kartu. Iki kitų kartų.